Ar jaučiatės pavargę? Ar jūsų protas klaidžioja it debesyse, tik neromantiškai, veikiau kaip prarasti Wi-Fi zonoje, be jokio GPS signalo? Ketinate ką nors veikti, bet vienintelis jūsų veiksmas – begalinis linkimas pirštais telefono ekrane. Sveiki, čia Minti Turtis ir šiandien kalbėsiu apie tai, kas paveiks kiekvieno iš jūsų gyvenimą. Mūsų dėmesio vagystę skaitmeniniame amžiuje. Neseniai pats išgyvenau tai, ką vadinu socialinių tinklų koma. Privataus gyvenimo problemos, negalėjimas susikoncentruoti darbe, sprendimas buvo paprastas – nerimas į trumpų vaizdo įrašų pelkę. Vietoj to, kad ieškočiau tikrų sprendimų, vertinau savo smegenis scroll kiek dar galima maratonu. Skaudžiausia dalis – pažiūrėjęs paskutinį nereikalingą TikTok vaizdo įrašą ir eidamas miegoti, nežinojau dėl ko liūdėti, dėl praleisto laiko ar dėl sapnų, kurie mane laukia. Buvau perskaitęs krūvas knygų apie dėmesį ir koncentraciją, bet akivaizdu, kad problema buvo giliau nei maniau. Ir štai tuomet susiduriu su Johann Hari knyga Stolen Focus – pavogtas dėmesys. Hari nedvejodamas atskleidžia aštrias tiesas. Socialinių tinklų baronai nėra tokie nekalti, kaip atrodo. Jis kritikuoja net Power of Now autorių Eckhart Tolle už per daug supaprastintą požiūrį. Štai tiesa, mes esame tokiame sūkuryje, kad dėmesio išsklaidimas yra socialinių tinklų gigantų sukurta iliuzija. Kai mes čia kaltiname save, kodėl negaliu susikoncentruoti, kažkas kitur trynės rankas valdo algoritmus. Šiame vaizdo įraše, skirtingai nuo klasikinių asmeninio tobulėjimo kanalų, negaliu pažadėti, kad jūsų gyvenimas pasikeis po šio video. Galbūt net truputį nusiviltumėte, nes tiesa tokia – šis amžius visomis jėgomis puola mūsų dėmesį. Bet ar turime pakelti baltą vėliavą tik todėl, kad taip šiais laikais? Aš asmeniškai nepasiduodu. Bent jau kol kvėpuoju, šiame kare ketinu nutildyti kelis pranešimus ir sugadinti kelis algoritmus. Problema plačiau nei socialiniai tinklai. Problema ne tik socialiniai tinklai. Visose gyvenimo srityse mūsų dėmesys yra grobstomas. Mokykla, darbas, atsakomybės. Visada skubame ką nors spėti. Privalome koncentruotis, nes kitaip darbai kaupiasi. Tada streso patiriame, vėl bėgame prie telefono. Bet ar tikrai koncentruojamės? Ar tik bandome išgyventi? Tikroji problema – koncentracija dėl išorinių spaudimų. Nors trumpuoju laikotarpiu veikia, ilguoju laikotarpiu išseka mūsų energiją. Privalomas darbas anksčiau ir vėliau virsta vidiniu nerimo šaltiniu. Rezultatas – smegenys degina, motyvacija tirpsta, dėmesys byrantis mėlžių. Todėl sprendimas – pereiti nuo turiu daryti prie noriu daryti. John Hari atskleidžia algoritmus. Johann Hari knygoje atskleidžia, kaip dėmesio ekonomiką valdantis gigantai nulaužia mūsų smegenis. Ne tik teoriškai, mokslinio tyrimo, realaus gyvenimo pavyzdžiai ir praktiniai patarimai, kaip patekti į flow būseną ir atgauti dėmesį. Jei žiūrite šį vaizdo įrašą iki šiol, jau žengėte pirmą žingsnį dėmesio atgavimui. Jūsų dėmesys neišsklaidė, tęsime toliau. Multitasking mitas. Šiuolaikinėme pasaulyje visi verčiami būti superžmonėmis. Darbe, mokykloje, kasdieninėme gyvenime. Tuo pačiu metu rašome elenktijo laiškus, geriame kavą, žiūrime į telefoną. Galvojame apie apsipirkimo sąrašą ir tada laikomi sėkmingais. Bet ar tikrai sėkmingi esame šiuo tempu, ar mūsų smegenys trumpai sujungia? Spoileris. Mūsų smegenys nepritaikytos šiam greičio traukiniui. Multitasking – tai visiška iliuzija. Manome, kad galime tuo pačiu metu ir dirbti, ir atsakyti į WhatsApp žinutes, bet iš tikrųjų smegenys nuolat šokinėja iš vienos užduoties į kitą, daro klaidas, praranda greitį ir galų gale žiūrime į tuščią ekraną, ką aš čia dariau. Hari vadina tai switching cost – perėjimo kaina. Kai perjungiame veiklą, smegenys atlieka mini restartą ir reikia laiko, kad grįžtų į produktyvų režimą. Tyrimų duomenys.
Daugiafunkciniai žmonės daro 40% daugiau klaidų nei tie, kurie koncentruojasi į vieną dalyką ir užduotis atlieka ilgiau. Sprendimas – koncentruokitės į vieną užduotį. Pradėdami darbą išjunkite pranešimus. Neatidarykite 17 skirtukų naršyklėje. Padėkite telefoną į šalį. TikTok vis tiek bus ten po darbo, bet to nepamatę nemirsite. Svarbiausia, nukreipkite energiją į vieną tašką. Flow būsena – tikras koncentracijos raktas. Giliau tyrinėjant koncentraciją, susidurėme su flow state – srautiškumo būsena. Pavadinimas skamba cool, reikšmė dar cooler. Mihaly Csikszentmihalyi, taip, stengiantis ištarti šį vardą, jau gali išsklaidyti dėmesį. Sukūrė šią koncepciją, tyrinėdamas menininkus, sportininkus ir mokslininkus. Flow būsena – tai kai visiškai panirti į veiklą, nepastebite laiko tėkmės, viskas vyksta sklandžiai. Tarsi piešdami paveikslą manote, dirbu tik 5 minutes, o pakėlę galvą matote, kad saulė jau leidžiasi. Flow būsenos formulė. 1. Pasirinkite prasmingą veiklą. Smegenys lengviau koncentruojasi į tai, kas įdomu. 2. Nutildykite išorinius dirgiklius. Išjunkite pranešimus, dinkite iš WhatsApp. 3. Ugdykite įprotį. Smegenys veikia kaip raumenys. Kuo daugiau treniruojate, tuo stiprėja. 4. Subalansuokite sunkumo lygį. Ne per lengva, ne per sudėtinga. Rezultatas – produktyvus darbas plus malonumas iš proceso. Technologijų ir ego spąstai. Problema ne tik išoriniai veiksniai, bet ir smegenų viduje veikiančios programos. Smegenys dažnai keliauja, nėra įkeisčiausias mintis. Galime pradėti dirbti koncentruotai, o po 15 minučių jau mąstome, ar dinozaurai jautė stresą prieš išnykimą. Technologijos ir socialiniai tinklai dar labiau komplikuoja situaciją. Johan Hari teigimu, socialiniai tinklai ne tik pagrobia dėmesį, bet ir jausmus bei ego. Patinka, komentarai, dalymasis – tai ego dopingas. Kas matė mano story? Kodėl mažai patinka? Technologijos atrodo, kad mus sujungia, bet iš tikrųjų skatina kovą su savo ego. Kodėl negalime atsijungti nuo socialinių tinklų? Paprastas atsakymas – baimė būti nepastebėtam, noras būti matomam. Šie poreikiai pasąmonėje mus kalina prie ekranų, bet kuo daugiau šios priklausomybės, tuo silpnėja gebėjimas koncentruotis realiame pasaulyje. Praktiniai sprendimai. 1. Sumaniai naudokite technologijas. Ribokite socialinių tinklų laiką. Nustatykite konkrečius laiko intervalus. Naudokite programėles, kurios riboja prieigą. Focus apps. 2. Koncentruokitės į tikrus ryšius. Ne virtualų dopaminą, o gyvus pokalbius. Akis į akis, ne ekranas į ekraną. 3. Ugdykite sąmoningumą. Prieš automatiškai paėmę telefoną paklauskite, ar man tikrai to reikia? Paprastai atsakymas – ne. Žiaurus optimizmas. Sisteminė problema. Vienas labiausiai dėmesį patraukusių knygos aspektų – žiaurus optimizmas koncepcija. Tiesiog galvok pozityviai, viskas susitvarčys, tipo šūkiai skamba gražiai, bet realybė sudėtingesnė. Vietoj sistemų, kurios išsklaido dėmesį ir energiją, klausimo, mus verčiama tikėti, kad viskas mūsų kaltė. Bet palaukite minutėlę. Jei darbo sistemos, socialiniai tinklai, algoritmai ir begaliniai pranešimai sukurti taip, kad mus sabotažuotų, ar tikrai sprendimas tiesiog labiau stengtis? Johan Hari perspektyvė. Šis požiūris – didžiulė iliuzija, kuri verčia jaustis kaltus. Kai reikalai neina gerai, jau ne sistema, o mes jaučiamės kalti. Tikroji problema. Jei žmonės, nepaisant asmeninių pastangų, sunkiai koncentruojasi, tai dėl aplinkos ir socialinių veiksnių, kurie sistemingai juos išsklaido. Galvok pozityviai, nesijaudink,
Šie paprasti sakiniai tik užmaskuoja tikrasias problemas. Sprendimas ne individualus. Johan Hari akcentuoja, kovai su dėmesio ekonomika reikia ne tik asmeninio, bet ir visuomeninio sprendimo. Tikras sprendimas – kontroliuoti socialinių tinklų gigantus, daryti visuomeninį spaudimą, reikalauti politikos pokyčių. Jei dėmesį vagia sistemingai, tik asmeninio lygio kova nepakanka. Tikras pokytis – keisti sistemą, reikalauti tinkamų politikos sprendimų. Gilesni dėmesio vagystės veiksniai. 1. Mityba. Smegenų kuras. Jei smegenys kartais veikia kaip Windows 98, kalčiausias gali būti ne algoritmai, o pusryčių šokoladinis kruasanas. Tyrimų duomenys. Cukraus ir perdirbto maisto produktai sumažina koncentracijos trukmę ir paverčia smegenis rūgšlėtų Londono rytų. Sprendimas. Maitinkite smegenis ne šlamštu, o omega-3, sveikais riebalais ir baltymais. 2. Vaikystės traumos. Net susikoncentravę darbui, smegenys iškviečia dešimtmetį jus. O ką jei aš nesėkmingas? Tada mokytoja pyko, kad pamiršau namų darbus. Hari duomenimis, vaikystės stresas – vienas didžiausių dėmesio išsklaidymo veiksnių. Sprendimas. Pripažinkite, vienas pamirštas namų darbas nepadaro nesėkmingo, kaip vienas parkritimas nesutrukdo išmokti vaikščioti. 3. Protinis nuovargis. Kartais taip daug galvojame vienu metu, kad smegenys užstringa, kaip kompiuteris su 20 atidarytų programų. Sprendimas. Smegenims reikia restart mygtuko. Skaitmeninis detoksas, laiko gamtoje, 10 minučių žiūrėjimo į lubas be veiklos. Minti turtis. Išvados. Dėmesio praradimas ne tik dėl mūsų asmeninio silpnumo. Susidūrė su sistema dėmesio vagyste, socialinių tinklų gigantai, algoritmai ir šiuolaikinio pasaulio nuolatinis stimulų bombardavimas varžosi dėl mūsų smegenų kontrolės. Bet tai nereiškia, kad esame visiškai bejėgiai. Taip, privalome gyventi technologijų amžiuje, bet tai nereiškia, kad leisime joms mus valdyti. Galime išmokti, sąmoningai nukreipti dėmesį, koncentruotis į vieną užduotį, pasiekti flow būseną, stiprinti protinį atsparumą, bet tik asmeninių priemonių nepakanka, reikia visuomeninio sąmoningumo ir pokyčių reikalavimo. Kvietimas veiksmui. Šis vaizdo įrašas ne tik informacija, bet kvietimas prisijungti prie judėjimo. Jei tikrai norite atgauti protinį skaidrumą, kontroliuoti savo gyvenimą, apsaugoti dėmesį. Žinokite, nesate vieni šioje kovoje. Koncentracija yra įgūdis ir atgaunama savybė. Viskas prasideda nuo šio sąmoningumo ir pirmo žingsnio. Engagement call to action. Jei šis vaizdo įrašas jums padėjo, paspauskite like ir subscribe Minti turtis kanalui. Komentaruose pasidalinkite, koks didžiausias jūsų dėmesio išskaidymo šaltinis. Ateityje kalbėsime apie finansų valdymą, gyvenimo filosofiją ir praktišką motyvaciją Lietuvos kontekste. Minti turtis – jūsų kelrodis skaitmeninėme amžiuje. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Tai rodo, kad jūsų dėmesys dar ne visiškai prarasta.